žmogus iš manęs garbaus amžiaus reikalavo 6,000 eurų. Atsimeni tą istoriją? Vakar buvo tos istorijos conclusions, jau viskas, fejerverkai šovė, negavo jis tų 6,000 eurų. Buvo sukvestas viskas, visos instancijos, kas tik galėjo būti. Ir niekom neužkliuvo tą, ką jisai išnekėjo, nusišnekėjo. Vežti į mišką užlygint provežas. Nieks miške esančių traukimo metu atsidariusių provežų niekada gyvenime nėra lyginęs ir nelygins. Nes tai yra ištraukimo kelias ir tos provežos yra reglamentuotos. Traukimo metu negali būti didesnis negu 20% išvažinėtas plotas. Kaip pavyzdys, jeigu yra hektaras kertamo ploto, tai daugiau 20%, tai yra 20 arų, tu daugiau negali išvažinėti. Jeigu išvažinėti, tada skaičiuojas kaip žala gamta. Gylis jau nėra reglamentuotas, nes tai tiesiog yra ištraukimo kelias. Jam užkliuvo tos provežos. Skaminis man nepatenkins, sako, čia iš provežos buvo. Gerai, nusiunčiau traktorių, užtvarkėm išvažiavimo kelią. Ne pačia miške, bet išvažiavimo kelią užtvarkėm. Jis sako, ne, jūs miške turit sutvarkytas provežas, žvyrą turit atvežti, nesakau. Po to padaryti tokį kelią. Jo, sakau, ne, medžius nubrozinom, ir ką dabar, kad tos medžius nubrozinom. Pavasarį vykdėm tos darbus, gegužės, birželio mėnesį. Jo pagrindinis esminis noras buvo, kad atliktume tuos darbus, kada yra sausa ir kad neišsidirbtų dirvožėm. Atitaikyti darbinio laiko, kada dirbti tame miške prie tokios sudėtingos vasaros, geriau jau nebeįmanoma. Ir vis tiek jam užkliuvo medžiai nubrozinti 6,000 eurų man susimokėk. Už ką? Nes tu pavasarį, kada medis vegetuoja, jis pritraukia į save drėgmės, ten praktiškai sueidam su koja gali nuspyrę žievę padaryti, žievė gali nusilūpti, dėl to, kad pats medis įsitraukia iš dirvožėmio drėgmę, jinai atšoks. Dabar jau baigęs vegetacija ir ta pati žievė, jinai vėl prilimp prie medžių. Parašiau jam atsakymą, kad tegul kreipiasi į instancijas, visas, kurios tegul įrodo, kad mes padarėm žalą, dokumentuotą, apskaičiuotą ir tada mes jam sumokėsim patirtą jo žalą, o ne iš galvos ištraukta, man reikia tiek. Kreipės, atvažiavo 3 aplinkosaugos departamento specialistai Vilnius, Šiauliai, Klaipėda ir nustatė, kad pažeidimas nėra padarytas.